Šiandien mes bandysime sportuoti nuotoliniu būdu ir šiandien aš jums parodysiu porą pratimų, kuriuos jūs galėsite pakartoti namuose. Pradėsime nuo apšilimo ir apšilimo pradėsim nuo dinaminių pratimų. Tai yra posūkiai galvos, rankų, kojų. Pratimą galim pasunkinti, bandyti išstovėti ant kažkokio tai stovo. Tai ką aš dabar radau, tai yra plyta, tie patys pritupimai, tie patys tempimai ir tie patys pasilenkimai. Bandom. Jeigu neišeina ant plytos, galim bandyti ant žemės. 1, 2, 3, 4 ir bandom išlaikyti balansą ir kažkokį pratimą. Bandom pasunkinti mūsų apšilimą ir nuo statinio tempimo pereiti prie dinaminio tempimo. Tai yra mostai. Mostai tai yra tiesus. Galima smūgiuoti iš vienos kojos arba kaiteliuoti. Taip pat mostai į vidinę pusę. Mostai į išorinę pusę. Taip pat šoniniai mostai. Tos mostus galime daryti prisilaikydami už kažkokį tai stovo. Ir bandom nenuleisti kojos ant žemės. Dabar bandysime smūgiuoti kojomis. Pradėsim nuo lengvesnių pratimų, tai yra laikydamėsi už turėklo, bandysime smūgiuoti Mavashi Geri Chudo. Kad mes galėtumėm detaliai padirbėti su savo smūgiu, bandysime nuo korpuso ir žiūrėsime, kaip išeina smūgis. Koja sulenkta, pradinė padėtis, smūgis, grįžta. Bandom padaryti 5 smūgius viena koja, 5 smūgius kita. Gerai. Sportininkai aukštesnio meistriškumo po šito pratimo bando kelti koją aukščiau, tie, kurie negali, bando taip pat daryti į korpusą. Laikydamėsi, bandom daryti dviejetuką arba dviejetuką pradedant nuo korpuso arba trejetuką. Ir mano dar pasiūlymas, tiem, kuriem išeina labai gerai, bandyti dar
smūgį iš kulno į galvą. Tai ketvirtas smūgis šitoje kombinacijoje bus smūgis į galvą. Perinam prie darbo su šešėliu. Taigi, kaip žinote, kol vyksta koronavirusas, reikia vengti artimos distancijos su žmonėm. Todėl viena iš priežasčių, kodėl dabar treniruotės ir nevyksta, tai mes esame karantine ir turime kažkaip išmokti dirbti savarankiškai be žmonių pagalbos. Jo? Taigi mes turime įsivaizduoti kažkokį tai partnerį ir bandyti atidirbinėti kombinacijas į orą. Tai mano siūlymas įsivaizduoti tokį patį žmogų, tokio pačio ūgio ir bandyti pataikyti kombinacijas į orą, tai yra galima sakyti pats save. Tai geriausias darbas tai yra prieš veidrodį, jeigu esate gamtoje, tai pasitelkti vaizduotę reikės. Taigi, mano pasiūlymas, kol vyksta atostogos, tai padirbėti ties savo dubeniu ir išmokti sukti dubinį. Tai vienas iš pirmų pratimų, tai yra tiesiog dubens pasukimas. Iš pradžių gali būti lėtas, paskui gali būti staigesnis, taip pat gali būti posūkiai, stovėsenos pakeitimas ir atidirbimas dubens. Geriausias būdas tai užsirišti diržą ir stebėti, kad jūsų alkūnės uždarytų jūsų korpusą, kad korpusas būtų netiesus, o pasuktas 45 laipsnių. Ir kada sukate dubinį, stebėti, kad jūsų diržas judėtų aplink jūsų tandemą. Va, tai yra diržas turi iš vienos pusės į kitą judėti. Po šito pratimo perinam prie smūgių ranka. Tas pats, jeigu stebite, jo, kada smūgiuojama, diržas sukasi, dubuo sukasi. Jo, tai jeigu smūgiuosi neteisingai, diržas kažkur pasiliks vietoj. Jeigu paprastas ratas, jo, tai va, bandom įsivaizduoti, kad čia yra priešininkas, išėjimai, įėjimai, aplinkų judėjimas. Ir tas pats bandom po kažkokį tai išjudėjimų padaryti kažkokį tai smūgį arba jau bandom daryti kombinaciją. Kombinacijos judate. Taip pat, jeigu pas jūs yra galimybė surasti maišą arba kažkokį tai laukinį treniruoklį kaip šitą, tai galit atskirai atidirbti skirtingus smūgius, tai yra rankų ir kojų, tai gali būti tiesus kojų smūgiai. Taip pat šoniniai. Su apsisukimu. Jeigu yra galimybė kažkur aukščiau smūgiuoti, bandykit smūgiuoti aukščiau, tai kokius smūgius mokate, bandykite juos atidirbti atskirai, po vieną smūgį neskubėdami, taip visuomet stebėkite jūsų stovėseną ir į tai, kaip sukasi jūsų dubuo. Jeigu jaučiat, kad smūgio metu dubuo nejuda, juda tik tai koja, tai šitą dalyką pabandykite ištaisyti. Va. Aš dabar kalbu apie korpuso sritį arba kojų sritį. Tas pats į galvos sritį yra skirtingi būdai, kaip galima daryti smūgius. Galima daryti nejudėdami, beveik neišjudant dubens. Tai va, tiesiog stebiu priešininką ir bandau pataikyti smūgį. Jo? Va, beveik be judesio. Pats gali būti su dubens išvedimu. Tai skirtingi būdai, skirtingi atidirbimai. Ir atidirbkite savo smūgius ir tikiuosi po šitų 2 savaičių ateisite labiau pasiruošę į treniruotės ir šis mažas trumpas video jums padėjo.